Antras skyrius – tarptautinio pobūdžio darbo santykiams taikintina teisė. 9 straipsnis – komandiruojamų darbuotojų darbo santykiams taikintina teisė. Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančio darbdavio pavedimu laikinai dirbti užsienyje išsiųsto darbuotojo darbo santykiams Lietuvos Respublikos darbo teisės normos taikomos tiek, kiek jų nereglamentuoja tos užsienio valstybės, į kurią siunčiama laikinai dirbti, imperatyvios nuostatos. Į užsienio valstybę komandiruojamų darbuotojų darbo sąlygų ypatumus taip pat nustato kitos šio kodekso normos. Laikinai į Lietuvos Respublikos teritoriją dirbti pagal užsienio valstybės jurisdikcijai priklausančio darbdavio pavedimą atsiųstam darbuotojui, jo darbo sutarčiai taikytina teisė taikoma tiek, kiek jo darbo imperatyviai nereglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo teisės normos. Imperatyviomis nuostatomis laikomi įstatymai ir kiti teisės aktai ir arba kolektyvinės sutartys ar arbitražo sprendimai, kurie buvo paskelbti visuotinai taikytinais ir nuo kurių pagal taikytinos teisės valstybės teisės aktus negalima nukrypti šalių susitarimu. 10 straipsnis. Darbo santykių reglamentavimas diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose Lietuvoje. Darbo santykius su tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybės ar jos administracinio vieneto atstovybė Lietuvoje atliekančia diplomatinės ar konsulinės funkcijas reglamentuoja darbo sutarties šalių pasirinkta teisė. Jeigu darbo sutarties šalis darbo teisės nepasirinko, taikoma tos valstybės, su kuria darbo santykiai labiau susiję pagal sutarties esmę ir jos sudarimo bei vykdymo aplinkybės teisė. Darbo santykius tarp Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančio fizinio asmens veikiančio kaip darbuotojas ir Lietuvoje esančios atstovybės nurodytos šio straipsnio pirmojoje dalyje darbuotojo, sudarančio darbo sutartį savo ar jo šeimos poreikiams teikinti, reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo teisės normos, nebent darbo sutarties šalis būtų susitarusios kitaip. 11 straipsnis. Darbo santykių reglamentavimas vandens, oro ir kelių transporto priemonėse. Darbo santykius laivuose reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo teisės normos, jeigu šie laivai plaukioja su Lietuvos Respublikos vėliava. Darbo santykius orlaiviuose reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo teisės normos, jeigu šie orlaiviai pažymėti Lietuvos Respublikos skiriamaisiais ženklais, išskyrus atvejus, kai orlaivis be įgulos laikinai perduotas naudoti užsienio valstybės jurisdikcijai priklausančiam subjektui. Darbo santykiai kelių transporto priemonėse, kertančiose bent 2 valstybių sienas, nustatomi pagal transporto priemonę savo veiklos tikslais naudojančio darbdavio buveinės vietą. 12 straipsnis. Individualiesiems darbo santykiams taikytina teisė. Jeigu individualieji darbo santykiai yra susijęs su daugiau negu viena valstybė, darbo sutarties šalis gali pasirinkti taikytiną teisę ir visiems darbo santykiams ir atskiriems jų aspektams. Jeigu darbo sutarties šalis nepasirinko darbo santykiams taikytinos teisės, jiems taikoma valstybės, kurioje nuolat dirbama pagal darbo sutartį teisė. Jeigu darbuotojas nuolat nedirba vienoje valstybėje, taikoma valstybės, kurioje yra darbuotojui pavedimus teikiantis darbdavys ar jo darbovietė teisė. Šio straipsnio antrojoje dalyje nustatytos taisyklės netaikomos, jeigu pagal darbo sutarties esmę ir jos sudarimo bei vykdymo aplinkybės darbo santykiai glaudžiau susiję su kita valstybe. Jeigu darbo sutarties šalis pasirenka taikintiną teisę, kaip nustatyta šio straipsnio pirmojoje dalyje, toks pasirinkimas nepaneigia valstybės, kurios teisė būtų taikoma šio straipsnio 2 ir 3 dalių pagrindų imperatyvių normų taikymo. Kitos valstybės teisė netaikoma, jeigu jos taikymas prieštarautų Lietuvos Respublikos konstitucijos, šio kodekso ir kitų įstatymų nustatytai viešajai tvarkai. Tokiu atveju taikomos Lietuvos Respublikos darbo teisės normos. 13 straipsnis. Kolektyviniams darbo santykiams taikytina teisė. Informavimo, konsultavimo ir kitokio darbuotojų dalyvavimo darbdaviui priimant sprendimus procedūroms taikomos valstybės, kurios teritorijoje yra darbdavys ar darbdavio darbovietė,
kurioje vykdomos šios procedūros teisė. Profesinių sąjungų steigimą ir veiklą reglamentuoja jų steigimo vietos valstybės teisė, o kitų darbuotojų atstovų teisinį statusą reglamentuoja valstybės, kurioje jie pagal savo kompetenciją veikia teisė, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato jiems papildomų teisių. Kolektyviniai sutarčiai ar darbdavio ir darbuotojų atstovų susitarimui sudaryti, taikyti ir galioti taikoma jos šalies, tai yra darbdavių organizacijos, buveinės registracijos valstybės teisė, nebent sutarties šalys susitartų kitaip. Kolektyvinių veiksmų kolektyviniuose darbo ginčiuose teisėtumas nustatomas pagal šių veiksmų veikimo ar neveikimo vietos valstybės teisę.